Taikos autožygis Maskva-Berlynas 2017 su daktaru Raineriu Rothfusu. Mes nenorime būti pėstininkais geopolitikų šachmatų lentoje. Yra posakis, visi keliai veda į Romą. Tai, kas tinka Romai, gali būti pritaikyta ir Maskvai. Taigi, Liepos 23 dieną Berlyne 7 skirtingais maršrutais prasidėjo taikos žygis į Maskvą, aplankant 45 Rusijos miestus, kuriame dalyvauja keli šimtai žmonių, daugiausiai iš Europos. Nepaisant to, kad Maskva bus pasiekta skirtingais keliais, galų gale yra tik vienas taikos kelias. Organizatorių komandai vadovauja daktaras Raineris Rothfusas, intensyviai tyrinėjantis geopolitiką. Viename iš savo pasisakymų apie taikos žygį jis pabrėžė. Tai, kas vyksta tarp vakarų Europos, NATO ir Rusijos, yra labai pavojinga. Žinau, kad yra geopolitiniai planai padalyti rytus ir vakarus, kad Eurazija nesugebėtų susivienyti į pasaulinį galios centrą, gerąją šio žodžio prasme. Yra geopolitikai, ypač šiandieninėme pasaulinės galios centre, kuris vis dar yra JAV, kurie tarsi apsėsti, tikrąją šio žodžio prasme, nori tai sustabdyti. Mums šiame žaidime numatytas nereikšmingų pėstininkų vaidmuo, kurie kada nors vėl bus paaukoti. Taikos metu to neįmanoma įsivaizduoti, tačiau šiuo metu tai labai pavojinga, nes esame ruošiami tam, kad bet kuriuo metu gali prasidėti teisingas karas prieš Rusiją, kaip ir kiekvienas karas, kuriame dalyvavome, buvo, taip sakant, teisingas. Be to jis teigia, kad mums į akis vėl pilamas smėlis, kadangi vakarai visuomet prisistato kaip gėris, demokratija ir laisvė. Tuo tarpu Rusija pastaraisiais metais ypač demonizuojama. Pasak Rainerio Rothfuso, neįmanoma suvokti šalies tik per žiniasklaidos prizmę, bei pamatyti tikrą, nešališką vaizdą. Tokiu būdu, kiekvienas kelionės dalyvis turi galimybę pats susidaryti savo kaimynų paveikslą per tiesioginį dialogą. Tik taip galime atsikratyti prietarų iš abiejų pusių ir padėti draugystės pamatus. Nes ši draugystė yra taikos tarp tautų ir šalių pagrindas. Jos pagrindas yra sąžiningas dialogas ir tiesioginis bendravimas tarp žmonių. Tik tokiu būdu, be žiniasklaidos, kuri dėja ne visada laisva nuo abejotinių interpretacijų ir valdžios interesų, gali atsirasti savitarpio supratimas tarp tautų. Tiems, kurie neturi galimybių sudalyvauti šiame žygyje, jo pabaigoje rugpjūčio 13 dieną Klagomauer TV pateiks bendrą jo apžvalgą, kas motyvuoja šios žmonės, kokie yra jų poreikiai ir viltis, kas kelia jų dvasią. Dėkojame Jums už dėmesį.